Eisim į tą momentą ar į kokią vietą pasižiūrėti, ar lėkštės arti. 3, 2, 1. Mhm. Aš jau kaip skaičiavai, jau visas vaizdas, nu, Nu, jau mumis net purto. ai purto, tai jau visai arti, ne? Nu, jau mūsų tie kareiviai, atrodo, kad mes užmygę, skrinai purto mumis, kad atsikeltume. Ai, kareiviai mus purto. Tai čia reiškia, mums duoda šitus ženklus, ne? Jo, kaip praeitą kartą sakė, kaip purtis viską. Supratau. Gerai, tai dabar klaus pas tą kareivį. Pas kareivius. Kokius dabar mes turėjom daryti darbus? Reiks susitvarkyti visą šitą situaciją, nes jie net jau į kaktą lendami. Į kaktą lenda? Mhm. Gerai, tada žiūrėk, pasikviečiam dabar šviesos konglomeratą. 3, 2, 1. Jo. Klausiam šviesos konglomerato. Nuo ko mums reikia dabar pradėti? Iš pradžių sako, puolimas prasidėjo. Mhm. Mums reikia suvienyti jėgas. Tai reikia tada įsikviesti visus telepatus. Mhm. Gerai, tai tada Giedrė taip. Kviečiamės visus pasaulio telepatus vedlius į pagalbą. 3, 2, 1. Jo, visi sustojo kaip kokia mūšį. O visi su savo kareiviais? Mhm. Jau kariuomenė seniai stovėjo. Gerai. Dabar ką mes turim daryti? Ar sprogdinant reikės dar nuhakintojų? Pradžiai reikia didelės apsaugas padaryti. Gerai, tada pasidarom didelės apsaugas. 3, 2, 1. Mhm. Čia bus baisu, žinau. Baisu. Labai karas. Ar mums bus pasiekmės kokios nors? Jo, mes tokie kaip depresininkai galime. Po to sprogdinimo ar nesprogdinimo? Ne, dabar kol nesusprogo niekas. Supratau. Gerai, tai tada žiūrim, kada pasiruošę sprogdinti. Mums reikia plano. Plano? Nes jie gan stiprus. Aha, tai tada gal reikia mums ir Emą kviestis. Jo, būtų labai gerai. Aha. Tai mes dabar tada negalim sprogdinti. Ne, mums reikia labai gerai viską apžiūrėti. Nes čia viena aš patys, kad ir įsikviesiu visus telepatus mentaliniam lygmenį, aš nesugebėsiu viena. Mhm. Tai gerai, dabar klaus. Puolimas prasidėjęs. Tai dabar klaus šitų visų telepatų, kurie atėjo mums į pagalbą. Ar jie pasiruošę šitam karui, ar jie žino apie šitą karą? Ne visi, bet dabar sužinos. Mhm. Bet jie pasiruošę, laukia įsakymų. Gerai, o fiziniam lygmenį, jie žino šitą informaciją? Jie kaip užmigę. Davai tada mes juos prabudinam visus. 3, 2, 1, duodam burbulų. Jo, reikia skleisti informaciją. Pasakau, mes būtume visi kaip užmigdyti. Ir tie kareiviai niekaip neprikėlė mūsų čia porą dienų, jau viskas vyksta. Gerai, tai tada žiūrėk, duodam mes tiem kareiviam dar daugiau stiprybės. 3, 2, 1, supurtyti visus žmonės. Nu, kaip ir sakė, viskas pradėjo kristi iš rankų, viskas
negerai, vienu žodžiu, viskas emociškai, fiziškai, kaip įmanoma, viskas griūna. Jau turėtų visi suprasti, bet niekaip kažkaip neprabunda visi. Mhm. Gerai, tada dabar paklausk šviesos konglomerato. Ar mes čia dabar prabudinsim, ar dar reikia kažkokiu tai veiksmų daryti? Reikia su visais telepatais šnekėtis. Fizinė plane? Ne, Galima ir eteriniam, ane? tai Gerai, tada klausk šitų telepatų, kokį planą mes galim padaryti. man pradžioj reikia nusiųsti hologramus, apsidaryti, Nusiųs hologramas apsidaryti. pažiūrėti, kas pas juos viskas vyksta, ką jie turi, ką jie planuoja. Mhm. Tai dabar žiūrėk, ar reikia vienos hologramos ar visų hologramų? Visų. Gerai, tada siunčiam visas hologramas ir einam žiūrėti. 3, 2, 1. Kažką jie planuoja, toks sužlugdymas. Sužlugdymą? Bet emociniam lygmenį. Mhm. Emocijas kažkaip sužlugdyti, visas mūsų emocijas. Paskandinti mūsų jausmus, kad nieko nejaustume. Matau tokia, kaip jie norėtų, kai mes visi kaip užmigtume, tokia, kaip, nežinau, būtume visiškai atsijungę, žinai, nuo visų meilės, tenais jausmų, tokių emocijų, nuo visko, žodžiu. Toks, kaip būtų žmogus įnikęs į depresiją. Mhm. Ir jie čia gan ilgai planavo. Labai daug schemų yra. Mhm. Labai gerai pasiruošę. Tai gerai, dabar ką mums reikia, pirmiausia, reikėtų sprogdinti, pabandom padaryti planą. Kam reikėtų sprogdinti, schemas ar lėkštes? Aš sakyčiau schemos pirmo. Lėkštės, tai supranti, tos jų tik tais kaip laivas, juos tik neša jie, o viskas yra schemose. Gerai, kur tos schemos yra? Kažkokią laboratoriją, tai turi su jom. Mhm. Į kokią mūsų laboratoriją. Mes galim pažiūrėti į tą laboratoriją? Man ikantolokai, aš ją tik iš tolo matau. O jeigu prisiartinus? Hologramą mes nesiliečiam, su akim savo nežiūrim. Ne, žinau, bet man neišeina prieiti arčiau. Mhm. Kas maišo? Kažkokiu atstumas, apsaugos kažkokios. Jie labai kažkaip toli tą laboratoriją palikę. Ir jie apsupę ją, supranti. Aha, tai jie ant tos laboratorijos yra uždėję. Aš negaliu net su holograma prieiti prie jos. Tai ten yra apsauga, reiškia, ant tos laboratorijos. Štas jo tokio. Gerai, tada šviesos konglomerato paklausk. Ar įmanoma šitą jų apsaugą pramušti? Įmanoma, bet reikia stipresnės telepatijos. Aš negalėsiu, ne? Ta prasme, kad aš nesugebėsiu viena. Tu nesugebėsi. Aš per silpna šiek tiek dar šitam samkarui viena. Gerai, o Ema sugeba? Ema turėtų įveikti. Tai reiškia, planas toksai, numušti apsaugą ir sprogdinti schemą.
bandyt pažeisti pagrindinį jų tą laboratoriją pagrindinę, nes ten viskas yra eina iš šios. Aha. Dabar gal gali pažiūrėti, kas tenais toj laboratorijoje vyksta. Pats, kas ten vadovauja toj laboratorijoje? Aš sakau, aš negaliu įeiti ją. Ai, tu negali įeiti. Aš galiu tik matyti ją iš išorės. Gerai, o jeigu mes paleidžiam droną? Aš galiu pabandyti, pažiūrės. Pabandom. 3, 2, 1. Kad ne dronas neprieina. Niekaip stabdo kažkas, nežinau, kas ten per apsaugos pasu. Aš negaliu, toks vaizdas, kai būtų apvilkta tokia kaip stiklo, toksai burbulas ant jos. Ir nieko nepralaidus toksai, žinai, ne dronai. Mhm. Bet aplinkui galiu apvaiti. Nu, pabandyk. Bet aš nieko nematau. Jie atrodo, kai langų neturėtų. Nėra ir pas neskilutės įlysti pažiūrėti. Mhm. Toks kaip kiaušinis didelis stovėtų, žinai, kažkas panašaus. Mhm. Toks visas, turi savo kiautą. Ką čia dabar sugalvoti reikės, Čia reiks, žinok, pasitart pradžią prieš darant. Tai aš suprantu. Nes jie viską gadina. Jie absoliučiai viską gadina. Mhm. Chaosą daro. Jo, bet aš dabar galvoju, kaip čia pažiūrėti, kaip pažeidžiamas ta jų apsauga, kaip mes galim pažeisti tą apsaugą ir numušti. Nežinau, reikia pagalvoti, žinok. Nes aš niekaip neprieinu, niekaip negaliu pasižiūrėti, ką mes galima būtų padaryti. Mhm. Gerai, tai tada mes grįšim šiandieną prie to. Grįšim su... Matai, mano galimybė šiek tiek dėl ribotos, turėtų sutvarkyti geriau. Mhm. O čia jau, tai kaip žinai, sako, vienas lauke ne karys. Tai taip, bet tai, o ką mūsų šitie telepatai, jie negali padėti nieko irgi. Gal pažiūrėk, kad Žinai, ką man rodo, ką mes galim kol kas padaryti. Sukelt vibracijas. Aha. Ir nuo vibracijų gali sprogti? Ir nuo vibracijų galbūt mes pažeisim jų apsaugas. Aha. Bet reikia tokią padaryti kaip siena didelė. Tokia energijos siena, ta prasme vibracijas, kad sukeltų, žinai, kaip būna, nemoku paaiškinti, kaip, žinai, kaip būna kokia lazerė, ne, kažkas tokio. Ir kai tu paleidi vibracijas ir eina tokia, kai garso sistema, kažkokios bangos, ne, tai va, tai kažką tokio panašaus reikia pastatyti. Bet kartu ir mumis saugos ir kartu bandysime juos pramušti. Gerai, o mes dabar galim pastatyti, kad dabar... Jo, matau, dabar mes galim suvirbinti juos. Gerai, tada davai 3, 2, bet jie paskui nepasiūs čia dar daugiau. Jie net nepajaus, sakau, čia tokios kaip nematomos bangos, supranti? Supratau, gerai, davai tada statom. 3, 2, 1. Jo, per kažkurį laiką jiems kažkaip atsijungs ta visa jų apsauga. Jie sugadins, šiek tiek sutrikdys. Ir kai sutrikdys, tada galima bus kažką daugiau žiūrėti, ką daryti. Gerai, tai dabar žiūrėk. Jeigu mes susikviečiam visus prabudusius dar žmonės,
kad su savo energijom dadėtų savo energijos. Na, aš matau, kad atsijungtų jo šitas visas Gerai, ir gerai, tada jie pažeidžiami bus. gerai, tada bandom, susikviečiam visas prabudusias sielas padėti šitam karui. 3, 2, 1. Jo, mums reikės daryti viską, žinai, kaip iškart sprogdinti absoliučiai visą bazę. O kareiviai, man rodo, kad jie susitvarkys su lėkštėm. Ai, jie susitvarkys su lėkštėm, mums schemą reikia Jo, mūsų pareiga yra tą pagrindinę visą schemą padaryti, sutvarkyti, kad sprogtų. Nes tada tik liks, žinai, kaip bazės nebėra, bet tik tai kelias lėkštė. Taip, taip. Tų lėkščių daug. Jo, čia viskas nuo mėnulio. Čia per mėnulį jos praėjo. O štai čia tas mėnulis dabar toksai bjaurus suaktyvėjęs, ane? Jo. Gerai, dabar pažiūrėk, mėnulis apšvietina žmonės dabar. Jisai švytino. Jisai pakenkia daug žmonių. Tai sakau, tas emocinis pakenkimas. Nes visi sutrukdė. Ta prasme, visi pasimetę biškutėlį, kas čia vyksta, ką daryti, nesusitvarko su savim, tai čia viskas jų darbas. Supratau. Gerai. Burbuliuot reikia visiems. Ką daryti? Burbuliukų duot. Gerai, duodam visų burbulų. 3, 2, 1. Kelkitės, budinkite, žiūrėkit, kas darosi. Per bordų, turėtų sutvarkyti, jeigu šiais mums čia jos sunaikintų. Nes čia viskas nuo jų. Net galvos spaudimą galite jausti jų. Tai čia aš ir jaučiu tą porą dienų galvos spaudimą, čia nuo jų? Jo. Supratau. Gerai, Giedrė, tada, jeigu dar ką nors matai, dar gali papasakoti. Jo. Mums reikia taikytis į širdį. Ir tada jokių pastangų per daug nereikės. Ir net galbūt aš dabar galėčiau jau padaryti, nes ta vibracija nuėmė tos apsaugas. Gali pabandyti padaryti? Jo. Nu, davai tada. Tada bandom. Tik man visų reikės, absoliučiai visų energijos, visko. Tai gerai, visi tada susitelkiam. Ir Reikia paskubėti, nes labai galvas paspadina man. Gerai, tai pasakyk, kada aš turiu duoti komandą. Ir sprogdinam. Oi. Jau. 3, 2, 1. Sprogdinam. Jo, kaip musės visas laksto. Kažkokios kaukolės įsilakstė. Kaip griaučiai kokie. Atjunk man emocijas. Išjungiam emocijas. 3, 2, 1. Gerai, dar porą kartų paleidžiu. 3, 2, 1. Dar kartą, kad visiškai išnačiau. 3, 2, 1. Jo, viskas. Ploja visi. O kareiviai su lėkštėm tvarkosi? Jo, viskas sutvarkys.
O, dar kartą emocijas, nežinau. Išjunk emocijas, 3, 2, 1. Net ranką skauda. Jo, dabar reikia, žinai, ką daryti, išvalyti viską, išmesti. Gerai, ir viską į portalą metam. 3, 2, 1. Jo, dabar žinai, ką reikia daryti. Nu, Reikia energiją visą išvalyti, perfiltruoti gerai. visiem. Išvalom, perfiltruojam. 3, 2, 1. Taip. Visiems grąžinti pozityvą. Grąžinam visiems pozityvą. 3, 2, 1. Supratimą. 3, 2, 1. Emocijas. 3, 2, 1. Net aš tikrųjų net norėčiau, man taip einasi, kad reikėtų pravalyti atmintį, kad viso šito kaip ir nebuvo. Gerai, išvalom visą atmintį, kad šito viso ir nebuvo. 3, 2, 1. Nes ramiau visi jausis, paprasčiausiai. Gerai, visi eina. Darbas baigtas? Jo, prireiks, sakau, nuo poros dienų iki savaitės viskas tvarkytų. Kai mėnulis jau nebebus pilnatis, turėtų viskas būti gerai. Nepraeis daugiau viečių pro mėnulį. Supratau. O tai, žiūrėk dabar, pažiūrėk dar, Giedrė, čia tik tais šita schema buvo, ar dar yra kažkur tai? Gal ir yra, bet ne dabar, ne čia. Tai kad kažkas dar ateis, tai tikrai. Dar ateis? Dar kažką jaučiu, kad dar bus kažkas, tai bet ne dabar. Čia jie visą laiką, kai viską kuria, viską ateina, viską daro, viską bando griauti. Čia žinai, kaip nesibaigiantis dalykas. Ai, tai čia reikės kariauti ir kariauti dar, ne? Tai taip, jie suranda būdus, kaip daryti viską. Tai dabar reikės laiko, kad ilgoko vėl kažką padaryti. Jie atrodo, kad, nežinau, tų bazių būtų kokios 7, bet jos nepasiruošusios ir jos kūrė vis dar. Gerai, tai dabar šitie visi telepatai, vedliai. Jie žino šitą informaciją, jie yra šitos informacijos. Jie kažką supranta. Ta prasme, ne kiekvienas gauna šitą informaciją. Ne kiekvienas turi omeny, kaip ir žiūri, tarsi ieško kažko tokio, žinai. Jie labai daug supranta, kas vyksta su mėnuliu, kas vyksta su visom orbitom ir visa kita, kas gali pro juos praeiti ir ką jie gali padaryti. Kai kurie žino, kad puolimai bus ir eina, kai kurie paprasčiausiai jie dirba kaip šiaip savo. Nėra aistros savo darbui. Jiems ir nerūpi. Tokia, žinai, kai sakyčiau, nenoriu sakyti nieko blogo apie kitus telepatus, bet tokie kaip apsimetėliai kokie. Tai va. Gerai, tada grįžtam. Jeigu net daugiau ko pasakyti. Jo, tik tai dar kartą man viską nuimk, nes biškai jaučiuosi tokia apspangus. Gerai, išsivalai, nusipurtai viską į portalą. 3, 2,
1. Ne, aš vis tiek man kažkaip sukasi galva. Gerai, žiūrim, kas tenais dėl ko tau sukasi galva. 3, 2, 1. Kažkaip sugebėjo paleisti kažkokius elektronus. Gerai, viską išsivalom, išsitraukiam. 3, 2, 1. Jo ir pas tave pas visus yra. Davai visi išsitraukiam, išsivalom, susitvarkom. 3, 2, 1. Taip, Ir jeigu paleidau kažkokius tai sekiklius, jungiklius ir panašiai kažką tai tokio. čia ir buvo elektroniniai sekikliai. Gerai, dar kartą pasižiūrim, apsitvarkom ir viską į portalą. 3, 2, 1. Man kažkaip Živilė kažko nori, man rodos. Ko jinai nori? Jaučiu, kad jinai man eina į mintis. Palauk, gerai, šitą stabdau aš, Giedrė. Ir visus telepatus išleidžiam, visus žmonės išleidžiam. 3, 2, 1. Padėkojam konglomeratui. Padėkojam kariam, kad čia mus prabudino. Geras darbas, šaunuolė. Gerai, stabdau.